Praėjus 6 mėnesiams po to, kai JAV ir Izraelis pradėjo bendrą karą prieš Irano režimą, lemiamos pabaigos vis dar nėra. Apibendrinant, žinoma, Irano karinė infrastruktūra ir ekonomika buvo smarkiai pažeistos. Režimas nežlubo. Teheranas išlaiko raketų pajėgumus, sąsvarių formulė yra netvarka. Vašingtonas remiasi ekonominio spaudimo kampaniją, kol atrodo dėrybos vis dar vyksta. Ir mes visi Izraelyje svarstome, kasgi nutiks toliau. Prie mūsų prisijungė Hoseinas Favanis. Jis yra Nacionalinės sąjungos už demokratiją Irane tyrimų direktorius. Ačiū, kad esate su mumis. Žiūrėkite, jau praėjo 6 mėnesiai, sunku patikėti nuo tada, kai visa tai prasidėjo, bent jau šiame etape. Ar Iranas iš tikrųjų artėja prie kažkokio... Nenoriu to vadinti atomazga, bet turiu omenyje, ar čia matyti kokią nors išeitis? Tačiau iš kitos pusės, ar režimas parodė, kad gali išgyventi užsitęsusi karą? Ką dar galėtume daryti, galbūt, kad susilpnintume režimą? Keletas aspektų. Pirma, kai susiduri su įkaitų situacija ir tau vis dar į galvą nutaikytas ginklas, situacija dar nėra išspręsta. Islamo Respublika pastaruosius kelis dešimtmečius laiko pasaulio gyventojus, pasaulio ekonomiką, Irano tautą, artimųjų rytų ateitį įkaitais. Jau gana. Yra vienas sprendimas pasaulio Islamo Respublikos problemai, tai visiškas šio režimo sunaikinimas ir Irano žmonių išlaisvinimas. Tai pirmas punktas. Joks susitarimas, joks popierius to nepakeis. Mes šį televizijos šou matėme daugybę kartų per pastaruosius dešimtmečius. Amerikiečiai sėda prie stalo su Islamo Respublikos pareigūnais ir mano, kad galima suvaldyti teroristą. Teroristo suvaldyti neįmanoma. Juos galima tik sudėti į maišus lavonams arba uždaryti už grotų. Ir tuo viskas baigėsi. Jokios derybos nepakeis Islamo Respublikos elgesio. Galutinis tikslas, kaip visada turėjo būti, yra ne sulaikymo politika, o režimo pakeitimas. O režimo pakeitimas įvyksta tik tada, kai Islamo Respublika visa savo esme yra demontuota. Ar nepraleidžiame progos, Vaslau? Ar dabar yra tas momentas, kai reikia siekti to visą jėgą? Ar ši proga švaistoma? Daugelis žmonių teigia, kad šiuo metu tie, kurie norėtų matyti režimo žlugimą, švaisto laiką. Tai švaistamas laikas milijardams žmonių visame pasaulyje. Tai yra civilizacinis karas. Irano Islamo Respublika kelia grėsmę pasaulio taikai, saugumui ir geroviai. Kol šis režimas egzistuoja, laivybos laisvė yra pavojuje. Irano gyventojai milijonai, 90 milijonų žmonių yra šio režimo įkaitai. Irakas, Afganistanas, Sirija, Jemenas. Kiek valstybių yra Teherane gyvenančių diktatorių valdžioje? Jau gana, seniai laikas užbaigti šį darbą. Jungtinės valstijos, Izraelis ir Irano žmonės gali pasiekti šį tikslą. Tačiau norint pasiekti šį tikslą, pirmiausia turime sukurti pasaulinį sutarimą, kad šis karas, šis konfliktas buvo mums primestas. Mes nepradėjome šio karo. Islamo Respublika paskelbė šį karą nuo pat savo įkūrimo prieš 50 mečius. Mes jį baigėme. Antra. Tikslinis Islamo Respublikos lyderių nužudymas. Šio režimo struktūroje vis dar yra daug veikėjų, kurie dar kvėpuoja. Šiuo metu kameroje šone matote šios bulvės, kurią jie pavadino aukščiausiojų lyderių – Muštaba Chamenejaus nuotrauka. Tas žmogus yra nesvarbus, bet yra tokių žmonių kaip Khali Galibafas, kaip Zarifas, kaip Hasanas Rouhanis, kaip Khatamis. Įvardinkite juos, nužudykite juos, pašalinkite juos, paralyžiuokite režimą, paralyžiuokite visą šią sistemą, o tada suteikite galimybę Irano žmonėms užbaigti darbą. Smokite režimo ginkluotosiams pajėgoms, kurios vykdo priespaudą. Tikriausiai jų gyvenimas baigsis, jei šis derybų etapas žlugs. Todėl jie tikriausiai turi paskatą išlaikyti šį etapą gyvą. Žiūrėkite, kas vyksta šalies viduje. Jūs užsiminėte apie tų daugiau kaip 90 milijonų žmonių padėtį. Kiek išplitęs yra vidaus susidorojimas? Kaip apibūdintumėte dabartinę režimo būklę? Nuo šių metų pradžios buvo įvykdyta bent 950 egzekucijų. 950 nekaltų iraniečių buvo pakarti. Kiekvieną dieną mes pabundame nuo azano garsų skelbiančių apie dar vieną mirtį toje šalyje. Žmonės sunkiai įperka maistą, būtiniausius gyvenimo reikmenis. Motinos ir seserys kovoja, kad jų vaikai būtų saugus, kad jie grįžtų namo sveiki. Kai jos išeina į lauką, jos yra priekabiaujamos, nes nesilaiko hidžabo įstatymų. Prisiminkite,
Prieš kelis mėnesius, kai Irano Islamo Respublikos pakalikai vakarų žiniasklaidoje visiems sakė, kad režimas susitvarko. Vis dar galiojant šariatui, moteris Irane yra mušamos gatvėse už tai, kad nesilaiko šariato įstatymo. Nustokite tikėti tomis melagystėmis. Leiskite Irano žmonėms užbaigti darbą. Mes esame tie, kurie kovoja vietoje. Iraniečiai kovoja šią kovą jau 50 mečius. Mūsų broliai ir seserys Izraelio gynybos pajėgose ir Izraelio žvalgybos tarnybose mums padėjo per daugelį metų. Kovojo kartu su mumis šio nesibaigiančio karo, kurį mums primetė Islamo Respublika apkasuose. Atėjo laikas užbaigti darbą. Tada mes atstatysime artimuosius rytus, kurie neturės nieko bendro su tuo, ką dabar patiriame. Islamo Respublika smogia praktiškai kiekvienai arabų valstybei. Šis režimas laiko įkaitais visus laivybos maršrutus. Irano ekonomika ne tik kenčia valdant šiam režimui, ji visiškai žlugo. Irano rialas šią savaitę vėl pasiekė naujas aukštumas. Kiek kartų dar žiūrėsime šį spektaklį ir leisime šiam režimui atsikvėpti? Atėjo laikas baigti darbą.